Moksliškai įrodyta, kad bebras gali užsikrėsti trichinelioze ir visai neseniai toks atvejis nustatytas Lietuvoje. Netoli sostinės sumedžiotam bebrui buvo nustatyta ši ir žmogui labai pavojinga liga. Apie šį atvejį žurnalo redakcija informavo tiek pats medžiotojas, kuris tyrimams pateikė 2 bebro diafragmos raumenis, tiek ir maisto ir veterinarijos tarnyba. Praėjusį kartą bebro raumenų audiniai buvo tirti 2023 metais. Tąkart gyvūnui liga nebuvo nustatyta. Tačiau šie duomenys rodo, kaip retai medžiotojai pateikia tyrimams sumedžiotų bebrų mėginius. Latvijoje ir Lenkijoje atlikti tyrimai rodo, kad bebrai gali sirgti trichinelioze, o tikimybė siekia apie 2% populiacijos, kas nėra mažai. Tačiau daugeliui medžiotojų kyla klausimas, kaip tiksliai bebras gali užsikrėsti trichinelioze. Trichineliozė yra mėsėdžiams būdinga liga. Inkapsuliuotos lervos kartu su gyvūno raumenų audiniais, patekusios į plėšrūno ar žmogaus virškinimo sistemą, išsilaisvina iš kapsulės, prasiskverbia per audinius ir patenka į raumenis, kur vėl inkapsuliuojasi. Jei invazijos lygis yra aukštas, trichineliozė gali sukelti uždegimą, skausmą ir nervų sistemos sutrikimus. Sunkiausiais atvejais jį gali baigtis mirtimi. Kaip žinoma, bebras yra pusiau vandens gyvūnas, kuris daugiausia minta medžių žieve, įvairiais augalais ir augalų šaknimis. Daugelis bebrą laiko grynų vegetarų, kuris minta tik augaliniu maistu. Lieka atviras klausimas, kaip vis dėlto bebras, kuris yra beveik 100% vegetaras, gali užsikrėsti trichinelioze. Yra 2 pagrindiniai keliai. Kaip ir kiti žolėdžiai, bebras, jausdamas tam tikrų maistinių medžiagų trūkumą, gali suvartoti gyvūninės kilmės maisto. Antras variantas yra kiek sudėtingesnis. Trichinelių kapsulės iš nugaišusio gyvūno kūno irimo metu patenka į vandens aplinką ant augalų ir bebras jas suėda. Panašiu būdu jis gali užsikrėsti ir kaspinuočiais. Abi šios ligos yra itin pavojingos tiek žmogui, tiek medžiokliniams šunims, todėl bebrieną rekomenduojama tirti taip pat kaip šernieną arba ilgai termiškai apdoroti.